Sveiki, aš esu Zigmas. Norėčiau Jums papasakoti trumpą istoriją apie save, kaip ieškojau gyvenimo prasmės. Pradžioje man Dievas nerūpėjo, nes gyvenimas klostėsi neblogai, kaip ir visi, buvo pakrikštytas, dermavotas, prieš komunijos. Tik vestuvės buvau be bažnyčios, nesirgau, turėjau darbą, nebuvau girtuoklis, su žmona buvau gera, turėjau 2 vaikus, ko daugiau reikia gyvenime. Tokiose situacijose protas būna daugiausia neveiksnus, nes galvoti apie nieką nereikia. Ir įsivaizduokite, susirgau. Ir vat prasidėjo kančios. 3 metus išgulėjau ligoninėje, bet kaip nemalonu gulėti. Ir pagalvodavau, kodėl aš susirgau, o kodėl kaimynas negalėjo susirgti. Kodėl būtent man šitai atsitiko. Ir teko pagulėti trumpam klinikose, buvau paguldytas operacijai. Ir pasikviečiau profesorių Šoną ir pasakiau, gydytoja, tu mane operuosi širdį, ar tu man padėsi ar ne. O jis pasakė, nežinau. Dabar galvoju, jeigu profesorius nežino, o kas dabar gali žinoti, viskas aukščiau nieko nėra. Ir man teko operacijos atsisakyti. Grįžau namo, susimaščiau, galvoju, nedaug man liko gyventi. Pagalvosiu apie tą mirtį, apie tą pomirtinį gyvenimą. Ir kažkaip mirties neįsigandau. Tu bijok, kad nebijok, vis tiek numirsi. Bet mane išgąsdino tai, kad, nežinau, kas bus po mirties. Ir galvojau, vis tiek kažkur yra parašyta apie tą pomirtinį gyvenimą. Pabandysiu ieškoti. Pirmiausia, nusipirkau knyginę knygutę, kur buvo aprašomi įvykiai tų žmonių, kurie buvo klinikinėje mirtyje. Ir perskaitę šitą knygutę aš padariau tokią išvadą, kad gyvenimas yra po mirties, nes tų žmonių liudijimai ir jų pasakojimai buvo beveik visi vienodi. Tunelis, šviesa, sekundės bėgyje parodomas visas gyvenimas ir visiems žmonėms buvo pasakyta grįžkite ir jų gyvenimai pasikeisdavo. Jie suprasdavo, kad pomirtinis gyvenimas yra. Ir aš padariau tokią išvadą, reiškia, pomirtinis gyvenimas yra. O kur apie tą pomirtinį gyvenimą parašyta yra? Pradėjau domėtis budizmu, hinduizmu, skraidančiom lėkštėm, Bermudų trikampį. Susidėjau su ekstrasensais. Ir ką nors naujo, jeigu norėdavau sužinoti, eidavau dar į knygyną, įpirkdavau ką nors naujo. Ar tai visokiausi receptai mačiučių, ar tai ekstrasensų knygos, ar vėl ką nors, viską nors skaitydavau. Ir man netyčia papuolė viena knygutė, kur buvo aprašytos apeigos, ką ten kunigas daro, ką tie indai reiškia. Kaip labai nesidomėdavau aš tą religiją, praverčiau tos lapukus ir ant galo mane tik sudomino tai, kad buvo parašyta atgailos malda. Ir ten buvo parašyti vardai ir pavardės, kurie žmonės sukalbėjo šitą maldą, pasikeisdavo jų gyvenimai. Na, galvoju, ir man reikia pasimelsti. O ten buvo tokia malda, maldos pavyzdys. Turėjau pasakyti Dievui 3 dalykus. Pirmą dalyką turėjau pasakyti, kad esu nusidėjėlis. Antrą dalyką turėjau pasakyti, kad tikiu, kad Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus vietoj mane ir jo pralietas kraujas plauna visas mano nuodėmes. Ir trečią dalyką paminėti turėjau maldoje, tai kad Dieve ateik į mano gyvenimą ir pakeisk, ateik į mano širdį ir gyvenimą ir pakeisk mane, kad matytų mane tokį, kokį tu nori, kad aš būčiau. Ir vat kai apsidairiau namuose, lyg tai nieko nėra, pasimelsiu, gal man padės. Ir už šitos maldos aš grįbiausi kaip šiaudo. Gal padės. Pasimeldžiau ir kas įdomiausiai, pradėjo keistis mano gyvenimas. Buvau piktas, pasidariau geresnis, nuo rytojus pradėjau sveikti. Žinoma, ne iš karto pasveikau, bet po truputį pradėjau sveikti, galvoju geras. Kažkokią maldą sukalbėjau ir mano gyvenimas pradėjo keisti. Kodėl?
Ir aš pradėjau toliau domėtis. Ir kada bendravau su vienu ekstrasensu, jis iš manęs norėjo padaryti savo mokiniu. Ir sakė, tu pas mane 5 mėnesių kursus praeisi ir galėsi žmonės gydyti. Bet kaip tu žmonės gydysi, jeigu tu neauksi dvasiškai? Aš grįžau namo, galvojau, kaip čia man dabar dvasiškai aukti, nebent šventą raštą skaityti. Ir kai pradėjau šventą raštą skaityti, tik po metų supratau, kad buvau netyčia suradau tą teisingą kelią pas Dievą. Tai tiek.